Šią vasarą 4 drąsūs lietuviai susidėję į kelioninius krepšius kalną apatinių išsiruoš epiniai kelioniai. Jie sės į automobilį ir juo važiuos per Lietuvą, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Rumuniją, Bulgariją, Turkiją, Gruziją, Azerbaidžaną, kelsis keltu per Kaspijos jūrą, važiuos per Turkmenistaną, Uzbekistaną, Kazachstaną, Rusiją ir pagaliau per Mongoliją. Ar jie sustos Mongolijoje? Ne. Jie apsisuks ir važiuos atgal per Rusiją, Latviją ir pagaliau jie pasieks Lietuvą. Šie keliauninkai, kurių vardai yra Mantas, Tomas, Einis ir Tomas, ir kurių nei vieno vardas nėra Žilvinas, yra pirmoji lietuviška komanda dalyvaujanti Mongolijos ralyje. Sekite jų apatinius vilkdančius nuotykius, besiplečiančius nuo čeburekinio perdozavimo iki dykuminio nudizmo. Intriga, įtampa, meilė, katarsis, lomas, žeberklas ir žandenos. Tai ir daug daugiau jūsų laukia dykumų rijikų bloge. O kodėl jie vadinasi dykumų rijikai? Nes jie ryja dykumas ir jie myli tavo mamą.